tai moterų ekuliacija, squirtingas. Ką galit papasakoti apie tai ir kiek moterų tai patiria? Kiek procentų tai iš viso yra patyrusios? Gal tai ne visam duota, o gal tai yra ženklas, kad čia yra super geras seksas ir tai privaloma patirti? Kokia yra situacija su to moteriška ekuliacija? Tai pirmiausia, ejakuliacija yra vienas dalykas ir skvirtas yra kitas dalykas. Okay. Čia yra du skirtingi dalykai. Tai ejakuliuojama yra, dar turėčiau taip supažindinti, kad yra didžiosios priengio liaukos, tai yra bartolinio liaukos, kurios yra ties įėjimų į makštį, jos gamina irgi sutepa visą makšties priengį. Ir yra liaukutės paraleliai šlaplės, parauretralinės liaukutės, tai vadinasi skenė liaukutės, tai vat būtent jos gali ejakuliuoja. Ir yra maždaug, aišku, jo kiekis yra labai nedidelis, 1-2 mililitrai ir atitinka ejakuliatą, aišku, tik be spermatozoidų. Tai yra labai nedidelis. Bet irgi kaip spermos išskiros, jo, tai yra kaip spermos tokios gleivingos išskiros, taip. Tai, kaip sakant, išsiskiria lytinių santykių metu ir gali išsiskirti orgazmo metu. Skvirtas tai jau yra iš šlapimo puslės. Ir ženkliai didesnis kiekis, bet tas šlapimas jisai nėra, kad tikras šlapimas, jisai skiriasi, jis yra praskiestas ir jo gali kiekis būti labai didelis. Dabar kiek tų procentų yra aprašoma apie ejakuliaciją nuo 10 iki 30% moterų gali patirti, bet matot, jos nelabai gilinasi tai ir nelabai supranta. Ir kaip sakant... Nuo vyro liko, galvoju. Taip. Ne jos išskiria nuo vyro. O kaip su skvertu, tai kiek čia moterų? Tai irgi labai individualiai, bet maždaug tiek. Jūs šiek tiek apie lubrikantus užsiminėt ir aš čia gal noriu šiek tiek prie tų visokių ir saugumo priemonių pereiti. Lubrikantas, jis gali būti kenksmingas moteriai? Ar jie yra taip sukurti, kad juos galima naudoti bet kokiais kiekiais ir jie nepakenks? Taip, galima tikrai naudoti bet kokiais kiekis, nes jie, kaip lubrikantais mes sutepam makšties priengį. Ir aišku, prasideda lytinis aktas. Tik tai tiek, kad tas lubrikantas, jis labai trumpai veikia. Jis praktiškai reikalingas tai pradžiai, tai būtent penetracijai, jeigu yra skausmingas tas makšties priengis. Taip, bet poveikis jo baigėsi po keletos minučių. Ir aišku, sudėtis labai yra svarbi lubrikanto, kad kuo mažiau būtų pirmiausia kvapo, žiūrėkit, būna visokių kvapų, ten braškių, apelsinų, kokių tik norite ir taip toliau. Čia visokie stiprikliai gaunasi. Taip, kvapų ne, jokių būdų, dažų ne, parabenų neturėtų, kas tai parabenai, konservantai, kad nebūtų, kuo mažiau, kuo jis natūralesnis būtų ir kuo mažiau alergizuotų intimę visą zoną. Nes intimi zona yra labai labai jautri. Aš ir galvoju dėl mikrobiotos visos. Jo, netgi jautresnė nei veido oda. Žiūrėkit, mes veidą tai prižiūrim savo, taip? Netgi aš kartais bandau ieškoti atitikmens, netgi galbūt pakių zona atitiktų intimiai, būtent tai zonai, kad jinai yra pakankamai jautri ir su bet kuom plautis, su bet kuom ten, kaip sakant, valytis ir taip toliau tikrai nereikėtų. Žiūrėkit, mums reikėtų mokytis iš japonų. Japonai iš vis nenaudoja, kaip aš sakau, tualetinio popieriaus. Jie naudoja tuos išmaniuosius klozetų dangčius. Ką aš darau visą gyvenimą, mokau, kaip reikia nusivalyti teisingai po pasituštinimo. Nes visą laiką nesuprantu kartais, sakau, vaginitai, išskiros pagausėjusios ir išauginitai yra auga žarnyno mikroflora, vėlgi netaisyklingai valosi po pasituštinimo. Kaip reiktų tada tai reikėtų valytis link kryptis, kad turėtų būti link išeinamos angos, o ne į priekį. Ne nuo išeinamos angos į priekį. Tai yra labai svarbu. Ir kitas dalykas, plautis rankas, jeigu viešam tualete, tai pirmiausia visą laiką sakau, atėjus reikia nusiplauti rankas dėl savęs, nes mes liečiam genitalijas, o jau po to viso reikalo reikėtų nusiplauti rankas dėl kitų. Tai labai svarbu. Dabar sakykit, jūs šiek tiek užsiminėt apie sintetiką, apie tos tamprius aptemptus rūbus. Kiek, tarkim, dabar merginos, visos eina į sporto salę ir visos yra su timpom, aptemptom ten, kad vos neatrodo įlindę ten viskas į vidų.
Kiek tai yra galbūt nepalanku moteriai taip rengtis ir sportuoti, ypač nes ten prakaituoja, aktyviai daro visus pratimus. Ar tai gali būti priežastis vaginozijai, tam pasikeitimui pH? Tai aišku, bet jeigu tai yra tik treniruotė, valanda, tai nieko tokio. Kaip sakant, jeigu valandą arba ten 2 valandas sportuoja, bet nereikėtų su tais rūbais vaikščioti visą dieną. Nes tai yra sintetiniai rūbai, kaip aš jums ir minėjau, kad tai labai turi didelės reikšmės. Ir aišku, ką mes matome kaip specialistai, kai 21 amžiaus rykštė, tai yra tie vadinami vestibulitai. Vestibulitai tai kai dėl netinkamo apatinio trikotažo, tai va būtent stringai, kaip aš sakau, imitacija apatinio trikotažo, nėra čia jokie apatiniai trikotažas, joks, ir aptemptos sintetinės glaudės, va būtent jeigu ir sporto metu, tai jos turėtų tik trumpai, jas galima naudoti, nes vėlgi, kaip aš sakau, keičiasi makšties pH ir aišku, formuojasi tas toksai vestibulitas, kur pastovus atsiranda niežulys, kur dirgina kelnaičių tą juostelę. Tai jūs norit pasakyti, stringai nėra pats geriausias pasirinkimas. Tai čia net ne apatinis trikotažas, ir jūs suprantate, čia yra imitacija. Siūlai ten, 2 siūlai. Tai yra imitacija apatinio trikotažo. Tai merginos, kurios nešioja stringus nuolatos, jos, ką jos gali neigiamo patirti? Tai ir patirs. Ir bakterinė vaginozė, ir kandidozės, ir niežulį pastovų, ir skausmą būtent toj zonoje. O kiek laiko turėtų mergina nešioti stringus, kad tokie dalykai pasireikštų? Nes žinot, dabar sakys kažkuri klausys, sakys, o aš 10 metų nešioju nesąmonės, aš nieko gydytoja. Priklauso labai individualiai. Negaliu tai pasakyti. Bet tai, kad tas bus kažkada, tai tikrai tai bus. Okay. Ir vėlgi, koks, kaip sakant, tas poveikis, koks tas trinimasis toj vietoje. Jeigu aš jums sakau, kad tai yra labai jautri vieta, kad tos kelnaitės neturėtų būti siūlo pavydalo. Tai yra imitacija. Ir pavyzdžiui, dažnai savo pacientėms sakau, kad jūs galite, viskas tvarkoja, man irgi labai labai gražu yra tos kelnaitės ir tarkim ten gifiūrinės su stringų pavydalo, bet prieš pasimatymą, pasimatymo metu jūs galite nueiti, persimauti ir taip toliau būti su tom kelnaitėm, bet kad tai nešioti nuo ryto iki vakaro ir kaip sakant, kiekvieną dieną, tai tikrai ne. Geras, tikrai čia įdomi informacija. Ok, ar gali moteriai būti alergija vyro spermai? Gali, bet labai retai būna. Labai. Yra retai. Pasaulyje gal aprašyta mažiau nei 1000 atvejų. Tai įsivaizduokite. Tai čia tikrai labai retai. Tai labai labai retai. Ir aišku, kaip tai pasireikštų, tai jeigu po lytinio akto, tarkim, jeigu vyras ejakuliuoja, lieka sperma makštyje, atsiranda po kokio gero pusvalandžio nežulys, deginimas, visi alergijos požymiai, netgi dilgėlinė, anafilaksinis šokas, bet tai čia, tokia reta, labai reta. Okay. Dažniausiai, kas būna, tai alergija lateksui. Tai pačiam prezervatyvui, ne? Taip. Tai čia jau reiktų tada įrinktis prezervatyvus be latekso. Tai dabar labai tai yra populiaru ir dauguma jau. Ir kiek moterų turi tokią alergiją? Yra kažkokie skaičiai? Yra, bet irgi nėra tai labai labai dažna patologija. Gali būti.